Indėliai kredito įstaigose – tai vienas paprasčiausių ir saugiausių būdų laikyti bei kaupti pinigus. Tai lėšos, kurias gyventojai, įmonės ar valstybinės įstaigos patiki bankams ar kitoms finansų institucijoms, tikėdamiesi ne tik jų saugumo, bet ir tam tikros grąžos. Indėliai gali būti įvairių formų – nuo einamųjų sąskaitų, leidžiančių laisvai disponuoti pinigais, iki terminuotų indėlių, kurie užrakina lėšas nustatytam laikotarpiui mainais į didesnes palūkanas. Pagrindinis indėlių privalumas – stabilumas ir aiškumas. Skirtingai nei investicijos į finansų rinkas, indėliai pasižymi maža rizika, o daugelį šalių, tame tarpe ir Lietuvoje, iki tam tikros sumos jie papildomai apsaugoti indėlių draudimu. Vis dėlto indėliai turi ir ribotumų. Dėl dažnai žemų palūkanų normų, jų generuojama grąža gali būti mažesnė nei infliacija, todėl reali pinigų vertė ilgainiui gali mažėti. Dėl šios priežasties indėliai dažnai laikomi ne investavimo, o saugojimo priemonė. Praktikoje dažnai žmonės tiesiog laiko pinigus banko sąskaitoje, net nesuformuodami terminuoto indėlio. Už pinigų laikymą sąskaitoje jie paprastai gauna labai nedidelės palūkanas arba jų negauna iš viso. Todėl tai vienas iš neefektyviai valdomų asmeninių finansų elementų.